Klaipėdoje Danės krantus jau vieną kartą sujungė laikinas bendrystės tiltas. Pėsčiųjų tiltas atvertas praėjusiu metu pavasarį. Jis ne tik palengvino judėjimą per upę, bet ir tapo svarbia miesto jungtimi. O gyventojų susidomėjimas parodė, kad ši jungtis yra reikalinga miestui. Šiandien miestas žengia toliau. Planuojamas stacionarus bastionų tiltas, kuris taptų naujos bastionų gatvės dalimi ir sujungtų Danės krantus. Dėl šio projekto jau nugriautas pastatas Bangų gatvėje, kad būtų galima pradėti naujos gatvės atkarpos įrengimą. Tačiau tilto vizija sukėlė diskusijų bangą. Dalis klaipėdiečių pasisako, kad naujasis tiltas turėtų būti skirtas pėstiesiems ir dviratininkams, o ne automobilių eismui. Mieste susibūrė iniciatyvinės grupės, vyksta viešos diskusijos. Tad ir mes savo žiūrovų klausėme, kokią šio tilto viziją jie palaiko. Balsavimas vyksta Klaipėda TV YouTube ir Facebooko paskyrose. Pastarojoje jau balsavo beveik 1500 respondentų.